Šios moters stiprybė tiesiog stulbina. 4 vaikus pagimdžiusi našlė dirba skerdykloje su vyrais, nes čia daugiau moka. Rūpinasi neįgalia seserimi, atstatinėja sudegusius tėvų namus ir šypsosi. Visko gal paverkia ir viena, o prie žmogų nustipri, brava, ant šitų tai brava tvarkytis. Tiesiog neįsivaizduoju iš kur. Tos jėgos. Gal noras gyventi? Kažką turėti? Ir sakėt, norit namų, kad vaikai turėtų kur sugrįžti. Aš noriu, kad vaikai turėtų kur parvažiuoti. Visi parvažiuoja, apsisuka ir vėl išvažiuoja. Dar sūnus turi grįžti iš Anglijos vasario mėnesį. Aš nežinau, kuris atsiguls. Aš neįsivaizduoju. 2 vyriausi Jonos vaikai įsikūrė Anglijoje. 23 metų sūnus glaudžiasi pas močiutę, vyro mamą Rumšiškėse. O ji su pagranduku Vyteniu ir neįgalia sese gyvena laikinais namais tapusioje lauko virtuvėje. Mes Oną aplankėme per patį viduržemį, kai visi purkštavome dėl gyvenimo sujaukusios sniego lavinos ir kvapą gniaužiančio šalčio. Niekis, kaip nors peržiemosime, į mūsų replikas, kaip jie nesušala ankštame vėjo perpučiamame namelyje, te atsakė Ona. Tai žinai, kad vargsta šalta. Šaltagi, kuriant reikia, kiekgi čia tos vietos, va, laukas. Į tos sienosgi čia per plytą tik labai perpo, taip gerai, kad vėjų dava tokių nebuvo, o taip taigi čia, ale kągi vargšiai darys. Reikia čia tada išlupti apšiltinimą, dėti grindų. Bet suprantat, gaila pinigų, nes tie pinigai labai reikalingi namai. Sakau, gal šią žiemą kaip nors prakentėsim, o paskui kitais metais jau matysim, kas čia gausis. Nuo tos pragariškos dienos, kai supleiškėjo Onos namas, jau praėjo daugiau nei metai. Ta neužmirštama gruodžio 16-ąją su senučiukė mama ir neįgalia seserimi palikusi 5-metį sūnų Vytenį, moteris išvažiavo į darbą. Tačiau tądien dirbti jai nebuvo lemta. Tai mano bendradarbiui kažkas paskambino iš mūsų kaimo, sako, kažkas Sekionyse dega. Tai Ramūnas atsisukė, sako, jis mane Once vadina, sako, skambink namo, kažkas dega. Sakau, aš neturiu kam paskambinti. Tada aš prisiminiau, kad vienas dar sūniškėtis dirba Sekionių rančui. Šiam paskambinau, sako, nieks nedega, sako, nesenai važiavau pro Sekionį, sako, nieks nedega absoliučiai. Sakau, būk žmogus, pavažiuok iki mano namų, kažkaip širdis jautė. Jis atvažiavo, aš perskambinau, sako, tavo namai dega. Jūs pamatėt, kad dega namas, kaip ten buvo tada? Nu mes abudu suvėjom, vienas iš vieno tik, kur iš tvarto jau, aš iš kambario jau vienauką. Ir susitikom tarp durų. Sako, kas tai paslapins, ką darus, ar tai dega, ar tai ką degina. Tai jisai sako, tu laik pažiūrėti. Dalyk prieš kalėdas, tai sako, gal kada laukia, dūmai eina aplinkui namą. Sako, tu bravesnį laiktų. Jau aš atlakiu, matau, kad per čitą ugnis eina. Namuose dar buvo ir vaikiukas, ir močiutė jo. Nu. O jau matėt, jie buvo išėję, ar dar pagelbėjot, ką nors? Jie išėję laukia ir stovi. Va šiandien durys adaros ant tas, sakau, jūs degat. Vaikai lyg sako, dega. O jie dega, tegul dega, deda malkasin. Grosnį ir... Tai iškišus galvą pažiūrė ir vėl atsisėdų. Tėvas jau mano, kai atėjo, Antas sako, gi tu sudegsi, aikin lauką. Na, jis sako, kur aš eisiu. Tai tas panevaliai stūmė ir viskas. Aš jau da vaiką nusivedžiau, kad nebūt šaltagi. Ta lijundra pasidarė tą dieną. Nusivedžiau apsišilti, buvo jie atsikelė, taigi visi basanyčia. Ir ta močiutė, ir Alvyra nesveika. Atėjo su tapkutėm, buvo jau čia lyja, pliauškė. Kokios kaliošos apmovė Alvyrą, sakau, tepsiok, nu ir šitais, nu kągi aš. Atskubėjusi į supleškėjusius vaikystės namus, mama ir vyriausiąją seserį įsivežė Onos dvynė, o pati namų šeimininkė su sūnumi kibo į darbą. Netrukus į talką atskubėjo ir jo draugai. Ašaroms laiko nebuvo, o gal ir verkti nebemoku, lakoniškai sako jie. Reikėjo jų kam nors bent nuodegulius aprinkti. Baisiausia tai, kad namai dūmais pavirto besibaigiant remontui, kuriam vyrišką darbą dirbanti moteris pinigus kaupė kelis dešimtmečius. Jo, išverčiau senus pečius, nes, žinot, rūko. Žinokit, pastačiau kapsulę, kad visą namą šildytų. Statėm kapsulę,
kai jūs įsakiau naują virtuvinį komplektą, atvežė, bet nespėjom pasinaudoti, vaikai nupirko iš Anglijos grįžę šaldytuvą naują dujinę. Bet tik trūko išdažyti virtuvę mūsų ir nespėjom, žinokit, susidegė. Tai ten ta priežastis gal ir buvo, kad jūs kažką darėt, kažką keitėt? Tai tas kaminas, tas židinys viską padarė. Neatsargiai, kažkaip neatsakingai padarytas darbas. Mano tokia nuomonė. O paskui keikėte žmonės, Ne. Ir nieko net nesakėt? Ne, žinokit, nieko nesakiau. Tik jo žmona paskambino, sako, ar ten tavo namas sudegė, ir kaimynų sako, mano. Ir aš negalėjau nieko pasakyti. Čia jo sąžinės reikalas žmogus. Bet paskui kažko padėjo, gal parėmė? Tiesą sakant, mes patys išprovokavome Oną atsakyti į šiuos klausimus. Ji pati apie galimas šio žmogaus padarytas lemtingas klaidas net neužsiminė. Ona kur kas daugiau kalbėjo apie ją parėmusius žmonės. O tokių buvo išties daug. Mane irgi rėmė ir viskupija, ir nematekas, ir darbovietė, ir mano darbo kolektyvas, ir vieni, mūsų parapijos, galima sakyti, kaimai. Tai vienu žodžiu, žinokit, ir ūkininkų sąjunga skyrė, nes mama buvo ūkininkė. Skyrė pinigų, tai žinokit, taip ir susirinko tie pinigai. Tai daug gerų žmonių aplink. Aplamai čia pas mus geri žmonės gyvena. Geri. O ką pavyko padaryti už tos surinktus pinigėlius? Stogas, pagrindas, centralinis. Tai langai, didžiausi darbai, didžiausi. Bet kaip didžiausi, žinokit, dar vidaus įranga irgi gana brangu išeina. Ona net nebejoja, kad iki galo atstatys tėvų namus. Čia mano tėviškė, sako moteris, čia mano gyvenimas. Jau mėginusi įsikurti mieste, o po gaisro glaudusis pas vyro mamą, moteris tikina tvirtai supratusi, kad laiminga ji bus tik čia, šalia nuo pirmųjų žingsnių ją pažįstančių kaimynų. Todėl vos keletą mėnesių pabuvusi svetur, Ona su sūneliu sugrįžo į tėviškę. Tegul ir ne į gimtuosius namus, o į lauko virtuvėlę, bet ant savo žemės, prie jos labai laukusių savų žmonių. Taip tai žiūrėk, tai iš kamino rūksta, tai šviesa matyti. O dargi nieko, sakau, kaip jau čia bus, dar tai nežinau aš. Lik atsiskyrėlį kokį vienį liku. Baisu. Kada nors vasarą, dar ant žiemos, tamsui, vai. Nieko nematyti, to kai šitą kai parvažiuoja, kada tai net smagiau pasidaro. O taipgi nieko. Netrukus į namus sugrįžo ir Onos sesuo Elvyra. Vytenio labai pasilgo, šypteli močiutė. Jiedu su teta tiesiog neatskiriami. Tau jie vienas be kito, labai jau vienas kitą myli. Tau jie abudu tavo ateina. Tai pieno ateina vis, tai vėliko. Taip tai kogi jie, kai daugiausia tai pieno. Be reikalų sakau, ateik, Vytenė jau tu tai. Kad jis man labai nekalbus. Kai tep tai va, o tep tai jis ne vienas, labai nekalbus. Mes jau norim, kad išnekėtų, ateitų, mumi linksmiau. Noriu, kad neprisišnekinam, nors tu kažką. Vytenis visų mūsų džiaugsmas. Net nušvinto Ona paklausta, kaip turėdama 3 suaugusius vaikus, ryžosi gimdyti dar vieną. Vyras amžinatilsį labai norėjo dar vieno vaikelio. Deja, pasidžiaugė juo labai neilgai. Metus laiko. Labai mylėjau tą vaiką, nebuvo kaip, nežinau, nemoku pasakyti. O kas jam atsitiko? Širdis. Parėjo iš darbo, atsisėdo televizorių žiūrėti ir neatsikėlė, numirė. O jūs tuo metu buvot šalia? Kaip šalia, aš kitoj lovai miegojau, buvau atsigulusi, o jis dar televizorių žiūrėjo. Buvau kartu vienam kambarį. Girdžiu, kad jis nebekvėpuoja. Atsisuku, kad jis jau nebegyvas. Staiga. Nebėra draugiai ir Onos mamos. Vos mėnesį po gaisro pragyveno. Nors mirties liudijime parašyta, kad ją palaužė vėžys, Ona sako, kad netekusi namų, ji pati pasidavė ligai.